Nu, sveiki, pacanai ir pacankės, sveiki atvykę į apžvalgą su Deividu. Sveiki dar kartelį, labas vakarėlis, sveiki atvykę į apžvalgiūkštę su manimi ir su mano ID 2025. Šiandieną turėsime 5 seriją ir pažiūrėsime, kągi gero mums pasiūlys mūsų nuostabieji dalyviai. Linkėjimai jiems visiems, tiem, kas žiūrit. Linkėjimai ir jums ir noriu pasakyti, kad hebrytė. Nu, žiūrėkit, tiesiog užmeskite tą subscribe. Labai gerai, bet auga vėl subscriberiai, vėl viskas kyla į viršų nuo tų Eurovizijos apžvalgų. Labai smagu, kad žiūrit, kad komentuojat. Užmeskite laiką ant šito videos, jeigu galit. Parašykit komentarą. Tiesiog padarykim šitą tokią sistemėlę. Laikas, komentaras, subscribas, jeigu to nesupadarė. Ir galite hypas. Ne to hype, pisonto hype, nereikia nespausti to hype. Ačiū labai, kad žiūrit podcastus, ačiū labai, kad žiūrit apžvalgas, ačiū labai, kad tiesiog esat kartu su manimi ir kad galim kartu žygiuoti per visą šitą linksmybių kvartalėlį, tai pasakys. Nežinau, kas čia... Judita išpidzino namo. Judita piso daug namo. Dalyviai suprato, kad turi branginti kiekvieną minutę, nes sekantis gali būti būtent jie. Visiems iš pradžių atrodė viskas kaip žaidimas, bet dabar kiekvienas po biškutį jau supranta, kad kiekvienas kovoja už save ir kai mes esam kovos lauke. Kamilė su Dovydu, kurių likimas kabėjo ant plauko, suprato, arba bandys būti draugiški, arba teks krautis lagaminus. Ta supranta ir kiti dalyviai. Patinka ar ne, teks visiems gyventi po vienu stogu. Bet jo tokios sultingos. Namus tvarkėmės visi kartu. Ir šaltibarščius gaminom. Tai užduotis tikrai yra labai fainos. Ir tokios, kur mūsų jungia visus kaip komanda. Aš pastebėjau, kad Džimantas labai mėgsta viską koordinuoti. Čia tipo užduotys yra pagaminti šaltekus ir sutvarkyti namus. Jokinga, vėliam projekte, kur tu turi aiškintis žmogaus ID, tau užduotis yra daryti šaltekus, lupkiaušius ir tvarkyti namus. Na nieko sau. Na nieko sau. Pastebėjau, kad ir Kamilį tas labai nepatinka. Jis ir sako, kad jisai čia viską aiškina. Tai kai kam tai kelia pykti, man tai nežinau, man tai netrukdo. Lakotis, mūsų main hero, žodžiu, main hero šitą projektą. Staigmenų realybės šou Mano ID netrūksta. Taigi tiesa, Lukas Gautry žiūrovų sprendimu buvo praėjusios savaitės mylimiausias. Todėl išsirinkę Živilę leidosi į nepamirštamą kelionę po pasakiško grožio Santorini salą. Pažiūrėk, kiek laivų. Čia super. Kaip fainai. Živilė, ką mes? Kur mes? Santorini, nuostabaus grožio sala Egėjo jūroje. Tarsi išplėšta iš... Kad Lukutis prie Egėjo jūros. Sutapimas, kažin, ar... Nieko aš nesakau, ko aš noriu. Tai tikrovė. Nieko aš nesakiau. Įsikūrusi ant senovinio ugnikalnio krašto, ši sala vilioja savo baltais nameliais, mėlynais kupolais ir neįtikėtinais vaizdais, kurių fone net realybė atrodo truputį surežisuota. O, Dieve, negaliu patikėti. Čia kiekvienas posūkis virsta nuotrauka, o net ir paprasčiausias kaimo takelis atrodo lyg podiumas, nutiestas tarp dangaus ir jūros. Nu gerai, gana promintum tą salą. Mes čia sėdim prie minus 30, bet apsiseilėję visi. Dabar mums rodo Santorini. Takelis nuklotas į rojų, viskas. Sėdim prie minus 30. Šiandien, va, jūs rodot mums čia apie Santorini salą, šiandien kažkoks žmogus, mano žiūrovas, neužkūrė savo dizelio. Sveiki, žinokit, šiandien nebūsiu darbė, nes neužkuriu savo dizelio. Santorini rojus, blė. Ačiū. Žavi, jis ačiū labai, ačiū. Žiūrėti, jausti. Ir jeigu pasaulyje yra vieta, kur net akmuo atrodo romantiškai, tai tik čia. Nu, baikit čia.
Pasirkus daryt mums. Aš esu Audrius iš Mano Kreta. Mano Kreta yra kelionė agentūra, kuri vykdo tokias ekskursijas iš Kretos į Santorinį. Ir šiandien tokia mini ekskursija ir tuo pačiu įvairias užduotis, kurias aš turiu. Aš jums įteiksiu čianai keliaujant. Audriukas! Na, o mes esame į Meroviglį gyvenvietėje, kuri garsėja savo fotosesijomis, netgi mums už nugarų dabar. Ar vyksta viena fotosesija ir čia atvažiuoja, žinokit, įsimylėjų porelės. Pasižiūrėkit, ką tos škabaldos daro apačioj. Bet iš tikrųjų, kas tai fotkinas? Kada tai fotkinės? Tipo, davai pasifotkinam. Davai pasifotkinam. Tai kur tu tokią nuotrauką panaudosi? Tipo, užsidėsios tą fake kažkokį šilką, labiau plastikas. Mano šuns, kur renka šunšūdus maišelį, va taip, realiai. Ir spalva tokia pati, ir medžiaga tokia pati. Tai niekas taip nesifotkina iš tikrųjų, pagalvokit, kur dabar tos nuotraukas panaudosi? Niekur nepanaudosi, blema. Po vestuvių, taip pat po vestuvinių kelionių, netgi yra viešbučiai, kurie tam skirti. Ir žinokit, jeigu tai būna graikai, per vestuves, jie visą laiką dažniausiai šoka tautinius šokius, ne kažkokius šokius. Audriuk, faina, kad tu paskui, bet tu esi tiesiog uodas dabar, tu mums dabar zyzdi jausi. Mes visi žiūrim į tas 3 moteris. Mums jos ir tikrai įdomiau negu čia Audriuose. Mes čia vestuvėse, visi. O, būtent tautinius šokius. Ir jums štai, vokas pirmai užduočiai, pamatysite, kas ten parašyta. Opa, turim abi visas 3. Važiuojam. Lukas su Živile ne tik žavisi salos didybę, bet ir atlieka įvairiausias užduotis. Vis dėlto net ir jų metu dalyviai prisišnekėjo. Kokio dalyvio Luko nuomonė bijo visi? Pasikartosiu. Kokio dalyvio Luko nuomonė bijo visi? Kurio dalyvio bijo visi? Tai čia turbūt Žymanto. Taip? Nebijau mažai. Kągi. Tipo, visi bijo Žymanto kažkodėl. Nežinau, dėl ko reikėtų bijoti. Apsauginis gal nebijo, visiegi apsauginis, tai ką jis bijosi čia? Ką Lukas sakė apie įgilės lūpas? Tu sakei, kad man atrodo, biški, kad per didelės, ane? Jo? Nes ant manęs tai tikrai sakai, kad labai gražiai viskas, aš ant tavęs labai gražiai, o įgilės yra gražios, sultingos, nuostabios, unikalios, gražios, bet ant jos matosi, kad yra darytas korekcija, o ant tavęs taip... Kaip jisai bando išlysti iš... Va čia ir ką kalbėjom apie Lukutį, kad jis slidus yra žaltys. Pažiūrėkit, kaip jisai bando išsimazinti iš viso to, nes žino, kad jį filmuoja, kad įrodys, kad visiems rodo ir jisai... taip, tai tiesiog sakytum, sakiau, kad per didelės lūpos. Baisiai atrodo, netinka jai, ne tos lūpos, viskas. Va taip reikėtų pasakyti. Jos gražios, sultingos, tikrai tokios prisirpusios, bet kad gal matos, ką daryti. Sen, tau jos negražios. Jeigu tau matos, kad jos darytos ir tu jas jau apkalbėjai, tau jos negražios, nei sultingos, nei ten šlapios, nei ką. Tau ne. Bet Natūraliau? Natūraliau jam. Aš sureikšminau visą šitą situaciją, kai jisai jau pasakė apie tas lūpas, nes jis matęs, kad šiek tiek ir pats pasimėtęs buvo. Matos jau tos lūpos, 100% matos, bet vis dar yra 2026 metai. Nesuprantu, kaip dar žmonės, kaip merginos vis dar nori to plastiko, tų netikrų, šlykščių, blakstienų, tų šluotų tiesiog ant savęs, to plasmasės, tos nesąmonės prisiklijuoti, prisiauginti. Regėjimui trukdo, akis sunkina, pavargsti, taško, lūpos, okei, visi daromės lūpos. Aš net suprantu, kai žmonės pasidaro lūpas, kai pasitvarko, tarkim, nelygios būna lūpos, ten korekcijas pasidaro. Tarkime, viskas man yra okei, iki tam tikros proto ribos, faktas. Ne kaip ten kokios, nežinau, kaip yra Ofelė, taip pat ten, kam būna pasidaro, įsideda ar ten. Žodžiu, žinot apie ką kalbu, apie tokius visokius, ne, jau ekstra atvejais. Bet man baisiausias dalykas tai blakstienus, nes, panos, žiūrėkit, kas jūs, aš biškai noriu krės labai proto, labai trumpai tikrai. Tos blakstienos, jos neprideda jums grožį. Jeigu jūs galvojat, blemba, aš neturiu blakstienų, jūs turit blakstienas. Jūs naudokit gerus serumus, susimokėkit 5 eurų už serumą, atsiauginkit tas blakstienas,
man asmeniškai blakstienos nieko nėra baisiau už tas pridėtas, priaugintas netikras blakstienas. Čia yra pats didžiausias, šlykščiausias dalykas. Ir apskritai jos nepradeda nei seksualumo, nei grožio, nei kažko. Tikrai patikėkit manim, ji nepadeda. Ir pavyzdžiui, jeigu stikčiau spana, viskas žiauriai nice, tarkim, neturėčiau panos, stikčiau, tai idėja teitume, viskas belia kaip nice, bet tos blakstienos yra, nesutikčiau, antrą pasimatymą neičiau, nes čia didžiausias red flagas reiškia, žmogus nesuvokia, kas yra iš tikrųjų gyvenime gražu, kas yra tikra ir kas yra natūralu. Ir tikrai, tos blakstienos jos yra nušlykščiausias ir blogiausias dalykas, ką gali savo pasidaryti realiai pana. Tikrai, nuoširdžiai skau. Ir tos, kurios galvojat, kad jūs čia labai gražiai atrodot, jūs pabandykit pabūti be jų, natūraliai, pasiauginkit tas blakstės ir pabandykit gerai ir paskui jau tada spręskit. Bet šiaip tai, nereikalingas dalykas. Stebėdami balandėlio kelionę ekrane, gavo idealią progą juodu taip apšnekėti, kad net už kelių šimtų kilometrų esančioje Santorini saloje Luko ir Živilės ausys pradėjo kaip mat kaisti. Čia tipo juos už tiek nuvežė už kelių šimtų kilometrų? Čia buvo mėlynė, pas mane irgi yra mėlynė, bet man šitos vietos nieks nespaudė. Aš tiesiog trenkiausi, man rodo. Aš tuo labiau spaudžiau va čia šonus. Jeigu čia buvo, tai tada tikrai trenkėsi pati ten. Čia buvo užklupėjo pati kažkur. Nes aš čia va. Užklupėjo. Gerai. Va, iš šonų šitos nervukus, va tai va. O diamantai kutena. Jo, tai čia, Ir čia ant manęs verčia, kad pradėtų nemėgti, bet čia gali būti jos taktika. Tai aišku. Nes jin tokia biškai ir gyvatė man melagė. Opa, Živiliokui tokį. Ne aš ten išgėrus kažkur varčiausi, ne aš ten į baseinų šokinį, nei nieko, kad galėtų man atsirasti mėlynė iš kažkur kitur. Tai tiesiog, nieko nemanau, jeigu jie galvoja, kad čia aš pati nuėjau savo gal į tualetą, susimušiau jį specialiai, tai tegul galvoja taip, nes tikrai taip nėra. Ai, tai čia tipo kaltina žymą, mėlynėm tą, kad žodžiu. Okei, supratom, ačiū. Atrodė mėlynė, ne? Ne, aš sako, kad nematys. Turbūt būtų laikas atkreipdėmėsi ir pažiūrėti, kuris iš tikrųjų čia meluoja, nes kad bando kursti, tai tikrai. Aha. Tai mano nuomonė Živilė. Bent jau ties manim asmeniškai buvo pasirodę porą tokių akimirkų, tai reiktų pasidomėti giliau. Čia dabar ant Živilės permeta, kad jinai intrigantė, ne? Čia pažinai, kas mūsų vestuvės. Kad, nebus tų vestuvėlių tau, pats tu žinai. Pats tu, puikiai viską supranti. Nebus tų vestuvyčių, Mamukai, reikia atnaujinti įžadus. Žinai, ko dar reikės? Stilisto. Va dėl to ar nebus vestuvių? Realiai, iš tikrųjų, vien dėl šito pasakymo, kad jam vestuvėse stilisto, jų vestuvių ir nebus. Man labai įdomu, kas čia bus. Einam. O galiukai. O dabar siunčiame bendrai meilę, pozityvumą, gerą nuotaiką. Mėly žiūrovai jums. Ačiū! Živilė jaučiasi pavargusi ir tikrai ne vien nuo saulės kaitros. Akys mato. Lukas pats iš savęs, kai yra toks žmogus, kuris, energingas, jis šneka, bendrauja. Ble, kaip sunku būtų su juo. Viską eina pilnai. Volkan cinema. Išvargino jisai mane jo, nes jis labai emocionalus žmogus ir šiaip mane labai erzina, kai žmonės neturi savo nuomonės, neturi tiesiog savo minčių, kaip išsakyti ir viską kopijuoja. Aš ten pasakau, o koks ten gražus, nežinau, medis, gėlė ir jisai iš paskos tą patį. Čia kaip tas klasiokas, tipo ale draugelis, bet kur paskui baisiai nervuot pradėdavau, kad viską kopijuoklis tu. Eik tu kopijuokli tu. Ir tada nebendrauji 2 dienas mokyklai, paskui jau. Čeks. Tai va, Lukas, kopijuoklis. Jisai tą patį. Blemba, keistas žmogiuks yra Lukas, tikrai. Keistas žmogiukas. Ir kažkada tas uostas, kurį jūs matote apačioj, buvo pagrindinis salos uostas. Visi laivai švartuodavosi tenai. Dabar yra, matot, funikulierius. Vienas kyla, kitas leidžiasi. Kur dabar galima pakilti arba nusileisti, bet anksčiau kito kelio nebuvo.
tik tai į viršų užkilti pėsčiomis. Pavyzdžiui, žiūrėkit dar taip, dabar aš gerai toks off-topic pamąstymas. Iš tikrųjų, jums yra įdomu tokie dalykai. Na, tarkim, gerai, ekskursiją pasiėmė, ten aš aišku, ekskursijų niekada šiaip neimu, kai varau keliauti kažkur, nes man, nu, toksai atrodo, nereikalingas dalykas, nebent ten labai esi kažkoks super duper, kas tu ten domės. Bet, nu, pavyzdžiui, dabar jisai net šitas vyrukas aiškina, viską jis gerai daro, čia ne jo daržą kažką mėtau, bet tiesiog jisai daro, ne, kad čia anksčiau, čia prieš 100-500 metų buvo pagrindinis uostas. Ir anksčiau čia nebuvo funikulierius, čia reikėdavo užlipti laiptais. Nu tai seniai, no shit, ta prasme, ble, kad nebuvo funikulierių, anksčiau indų nebūdavo, anksčiau iš delnų valgydavo. Nu bet taip, kam iš tikrųjų yra įdomi tokia informacija, kad čia kažkada buvo uostas. Nu buvo tas uostas, nu taip, poch man, kad tas uostas čia buvo. Faktas, kad čia buvo pagrindinis uostas, nes čia vienintelė vietelė, kur galėdavai priplaukti. Anksčiau nebuvo funikulierius, reikėdavo užlipti laiptais. Nu tai faktas, ble, kad reikia. Ir tu toks įsėdi 3 valandas ir klausai. Ir turi vadinti, kad geras. Jums yra, pažiūrėjau, aš tiesiog gal ką noriu paklausti, jums yra įdomu va tokie dalykai, bet būtent tokie, kur tipo tau aiškius dalykus pasako, ko tipo anksčiau nebuvo, o dabar va yra. Žinokit, čia anksčiau šitas namas buvo raudona siena, nes tais laikais eidavo raudoni dažai, bet dabar pasikeitė stilius ir jis yra baltas. Geras. Nu nieko gero, blėt. Iš esmės, nieko gero. Naudojami buvo visada asilai, bet dabar jūs galite matyti, va ten ant posūkio, matote, eina mulai. Bet likščiol sala negali gyventi be asilo. Ir tiek šita kavinė, tiek konferencijų centras, tiek restoranas. Kartais jiems reikia atnešti daiktus, kartais sunkius. Įsivaizduokit, buitinė technika, prekes, statybą. Na, oho! Negirdėta, nematyta, blėt. Simbolį asiliuką. Įsėdo į keltą ir kupini įspūdžių grįžta į namus. Ai, su keltu drožė jie, okei. Santorinė tai labai patiko, labai daug emocijų. Tie visi vaizdai ir tas ugnikalnis toks labai ypatingas ir toks išskirtinis įsiverš į viršų ir bus bum. Įsivers į viršų ir bus bum. That's what she said. O namuose pirmoji GO3 žiūrovų deleguota užduotis. GO3 žiūrovai deleguodavo užduotis. Nu, aš dabar pažiūrėsiu, ką GO3 žiūrovai padelegavė. Va dabar ir pažiūrėsim. Vanos jūs turite kibirus pripildyti vandeniu su savo marškinėliais. Kibirus padėkite metrą nuo baseino, lipate į baseiną, susišlapinate savo kūno marškinėlius ir juos išgręžite į kibirą. Tam skirkite 11 minučių, per tą laiką turi būti pripildytas kibiras iki viršaus ir tikiuosi jūs galėsite taip pat vėl pildyti savo prizinį fondą. Ir jūs čia sakot, kad organizatoriai blogas užduotis sugalvoja. Jūs, žiūrovai, kas žiūrėjo tiesiogiai va šitą šou? Jūs dabar, blėt, mums komentaruose rašote ir kad užduotys tai lievos. Jūs sugalvojot, kad reikia panom nusimti maikutės ir su maikutėm prigręžt pilną kibirą vandens? Jūs va taip sugalvojot. Jūs va tokią va užduotį sumastėt. Kuris čia, blėt, buvo toks genialus? Į papus norėjot panų pažiūrėti? Okei, jeigu Bernas sugalvojo, nu gerai. Spaudžiu ranką. Nu šaunuolis. Geras bandymas pažiūrėti į papus. Jeigu rodys tos papus kas nors apskritai. Bet šiaip, nu tai irgi, nu kas čia per užduotis? Prigręžti kibirą vandens. Ir 3, 2, 1, važiuoja. Tai net nenusirengs. Ai, va. Nu ir viskas. Ir nei papų, nei linksmybių. Prašom. Nei papo, nei žuvų, karoči. Nieko. Savo turi gręžti. Taip. Gręžti šoną, mesti šoną. Žodžiu, buvo faina. Patiko man, nebuvo nei per lengviausia, ypač man per širdelę pasidavė, bet išgyvenau. Nu ką, nereikės nei trefkės, nei kačialkio, ne, Gabrielė? O, palaukot čia tada. Labai jau esu vaistė. Nu ką, užskaito mane? Užskaito. Tikrai pasistengti. Fū, nu gerai. Abudu vokeliai jūsų. Nu ateikit čia, atsiskambinti šitą pusę. Čia tokia užduotis buvo. Ir keliam viršų, ką turim. 200 ir pidisa. Laukit, aš vis dar nesprantu, tai čia jie kiekvienas
kiekvienas savo tos pinigus kaupia ne kiekvienas asmeniškai. Ir tada, jeigu iškrenta, tai dingsta tie pinigai, bet jeigu liks, tai tie pinigai čia bus kaip prizas irgi tam vienam žmogui ir visiems. Parašykit dar komentaruose, galite, biškai aš pamiršau šitą dalyką. Nesuprantu, aš iki gal tų pinigų esmės. Nu ką, jeigu būtum neužpildžius... Nesuprantu, biškai. Pildžius mažiau būtų, tai... Tai dar nebūtume labai taip daug kaip prašau. Daug ir prašau. Ne, bet pavaryti, kai žvėrė. Iš visą užduotį galvojau, kad palaikymas mano buvo Gabrieliai, bet laimėjo Eigilė ir kažkaip labai nustebino, nes realiai į vienas vartus. Eigilė laimėjo. Noriu padėkoti, kas sugalvojo šią užduotį. O šiaip buvo geras jausmas padaryti gero kitiems, laimėti pinigus tikrai. Ai, kitiems, tai čia visiems sudaina bendrai. Noriu padėkoti, kas sugalvojo užduotį. Nu, tikrai nenoriu, mes tikrai padėkoti nenoriu. Labai patiko užduotis ir buvo po to labai geros emocijos. Dar prieš atkeliaujant Živilei ir Lukui, Eigilė jiedviem ruošia staigmeną. Tiesa, siurprizas ne pats maloniausias. Na, iškraustė gal. Nes eina su kuprekiais. Kai buvo Živilė su Luku išvažiavę, kažkaip stebėjau aš juos ir labai pakeičiau nuomonę iš tikrųjų. Ir apie tą patį Luką ir Živilę, gal kad jie šiek tiek slidus man pasirodė. Gerai. Kad aš nebūčiau tarp tos įtampos, tiesiog išėjau pas Gabrielę. Ai, išsikraustė. O dabar atėjo laikas akistatai. Lukai, Živilė, ar nebūsite prisikalbėję? Nu tai Lukai, kas tu yra su to mano lūpom? Dėl manęs visi dar bijo, saugiam lūpom. Kas tu yra su mano lūpom? Kažką tau labai sakėm. Dėl manęs geras bijo. Ne. Labai geros lūpos, sako jisai. Biškai kitaip, tu gražiai pasakai, bet pagalvoji kitaip. Ne. Jau kažkada aš buvau visai sakęs, jeigu daug klausimų buvo. Ta prasme. Nu kažką tai buvai sakęs, nes tokių klausimų nebūtų. Ne, kad tiesiog lūpos atrodo nenatūralesnės lyginant pavyzdžiui su Živilė. Kodėl manęs visi dar bijo? Nežinau. Oi, kaip gerai, kad duodat spaudimo Lukučiai. Spauskit, duokit. Blemba, reikėtų daugiau, kad jį kalbintų, tardytų kas nors, kad jisai prisišnekėtų. Labai čia būtų gera, gera pusė tokia. Žiūrovai, žinai. Gausios lūpos, kažkaip. Vis bijo dabar. Ką? Tai visus šitos klausimus. Dėl labai nėra. Tai čia Ir dabar šitus klausimus abu uždavė, tai abiem jums jisai buvo pasakęs. Mes galvojom apie tai, kad mes išvažiavam, kad visi kalba, kad bus ir kad pavydi kiti, kad mes išvažiavom. Po to dar buvo tokių pasakojimų, kad atrodėm mes ne kaip savi. Aš tai stengiuosi visą laiką atsiskleisti, būti savimi, bet čia yra visai kas kita. Aš iš vis nesitikėjau, kad čia va tam projekte taip sunku bus. Okay. Gerai, kad prisikalbėjo, bet Živilės nepolė, tai bent mums nerodė čia, aišku. Bet kažkoks žvilgsnelis tai yra toks koks. Ai. Keistesnė. O tai nieko nesakė, tau dėl kambario? Ne. Ai, tiesiai žiūrėjau. Nieko. Baigėsi draugystė. Ne, nu ta prasme, kaip. Dabar šiaip biškai juokinga yra jo, kad jos ant praėjusį epizodą vieną kitą kurvom vadino, vos ne, dabar jau draugytės. Ir juokinga, bet ir gerai juokinga. Nu, nesibaigia. Tiesiog. Čia viskas keičias kas valandą. Man iš ties galbūt keista, kad... Ekcionahui tas. Lopas. Lopas visas plėmais. Tada, vargšas. Žmogus visada atsilupė sėdė. Atsilupėlis. Bet ne jisai atsilupėlis. Ei, jo pečiukai. Bet ir matau ir Kamilė irgi atsilupus. Sprendimą, kad va, Živilė išvažiavo ir jinai išsikraustė iš karto pas Gabrielę. Ekti, nahui visi, pas tą iš vis pikvotė kažkokie. Čia darinysi, ble, čia pirmo, ketvirto, kokią čia laipsnį, rimčiausias tas nudegimas yra. Eina, nahui, kaip taip? Atrodo, toj pradėsiu verkti, dėl to, kad aš negaliu dalintis su savo artimu žmogum. Vėl buvo vakaro tema senojus Graikija, kaip visada būna. Nu rimtai, juos rimtai. Nes nėra šalia mamos, tarkim, žinai, ar mano vaikino, pavyzdžiui. Neverk, viskas gerai, tas vaikinas ir kažkur kitur nesperink. Žodžiu, ką noriu pasakyti, aš supratau, kad aš esu ir zlus kažkoks. Nepozityvus jaunuolis darausi po velnių. Kad čia pyks. Aš nusprendžiau,
vat, kad aš dabar apžvalgose būsiu pozityvus. Dabar va, pasakiau, kad čia apie tos kostiumus supykau, ne, bet galvoju, sustok. Sustok, kol laikas. Nu, aš dabar stengsiuosi būti pozityvesnis ir nekreip dėmesį toks, o kad eitų geresnis vaibas. Va taip, va būsiu dabar, va, žiūrim. Kaip ilgai pavyks. Neverk, Jėzus. Blemba, rokelis. Rokelis ir grinai tas bert, tavo pana verkia, tu net nežinai ką padaryti, aš žinau, tu mintysi tiek scenarijų perskaitai, bet tu net nežinai ką pasakyti, jis dabar grinai žiūrėkit į rokelį, pizdėts koks geras, čia mimsas, iškirpkit kas nors, uždėkit gerą tekstą, čia yra mimsas, pažiūrėkit į rokelį. Nori kažką... Tai tiesiog, tu ne vienas taip jauties. Nu, žiauriai relatable yra, kas turi tą antras pusės tikrai žino tą jausmą, kai tu kažką, žinai, kad turi paguost, kažką nori pasakyti ir turi pasakyti, ne tik, kad nori, bet turi pasakyti ir tu nežinai, ką pasakyti, nes tu žinai, kad jeigu nepasakysi, tau bus pizdėts po to ir tu turi... Vandens gal nori? Man, čia visada ir tas pirminis. Gal vandens tada zuikį atsigerk? tai va čia realiai va. Aš esu rokelis, tik tai dadėčiau vandenį. Ir mes visi taip jaučiamės ir šiandien man žiauriai juokinga šitą vietą. Aš pavyzdžiui, matau, kaip numesti grįžom. Realiai vaikinai, tik tai Edvinas, ten dar kažkas, tu paklausai ir Edvinas paklausė, kaip jūs, nes jūs sėdėjot buvo. Pavyzdžiui, panos atėjo, žinai, nieko nesikalba, žinai. Panos užpyko ant tavęs, panos užpyko. Bet tai man čia, žinai, ta prasme, tai visą laiką tai bus iki pat galo, kol aš čia būsiu. Ir, aš nepasiruošus čia meluoti, aš ne to čia atvažiavau, žinai. Kol savo kailių nepatiri, tai čia niekas nesupras, kaip čia yra sunku, kaip išvengti dramų, manipuliavimų visų ir viso kito, tai kad apsiverkiau... Buvo žiauriai sunku neapsiverkti, tiesiog norėčiau sakyti, kad palengvėjo, bet aš neįsiverkiau pilnai, kad man būtų geriau. Emocinį lūžį patyrė ir Lukas. Ir jis suprato, daugiau gyvenime apsimetinėti jis nebegali. Atėjo laikas vieną kartą ir visiems laikams priimti save tokį, koks iš tiesų esi. Ir visai nesvarbu, ką apie tai mano kiti. Jaučiu, jau laikas yra, kaip sakant, atsiskleisti iki galo. Tu čia man ir savo sakai? Tau. Man? Nu, ir tu reikės ir visiems latymėm tai. Tai be abejo, tai aš esu atvara knyga, ką nori. Tai jau atsiboda, žinai, tas toks, tie, žinai, tokie namiokai. Namiokai tau? Kokie namiokai? Namiokai, pavyzdžiui. Ką jis? Kamilės. Tipo, kodėl nepabučiavai to Roko? Roko? Kodėl nepabučiavau Roko, pavyzdžiui? Aš? Aš. Tu? Kodėl? Ai, tai čia taip... Čia jo klausė Kamilio, kodėl jisai nepasilaižė su Rokeliu? Ką? Pala. Ne, tai nedovana pripaišyta, tiesiog, žinai... Pripaišyt bando turiu menį, taip po tą tokį, bet... Tai aš tai nemanau, kad tu toks esi, tiesiog... Ne, aš galiu pasakyti dabar visiems į bendrai Gau3 žiūrovams. Klausykitės, pizdukai, jum čia sako. Jum dabar adresuotai ir visi klausot įtempiausi. Supratot? Supratom. Klausom. Ir noriu aš būti atviras iki pat gelmių, nes tai veda mane nuo vaikystės. Nes, tipo, čia sutari ir su berniukais, ir su mergaitėm. Jeigu toks ir būtum, aš tas net netyčiau. Patinka tas ir tas. Tu taip rimtai? Atvirai sakai? Taip, aš atvirai kalbu. Šaunuolis, kad prisipažįsti, čia yra drąsu iš tavęs. Mėly Gau3 žiūrovai, taip. Lukas yra biseksualus, taip. Žinot, nors vienu
man juokinga, šiaip iš tikrųjų aš nesupratau, kur buvo žmonės, man rašė, ne man rašė, komentaras rašė po YouTube, blemba, bet Lukas kažkoks gėjus, blemba, bet Lukas jaučia biškiai, jam patinka berniukai. Hebra, jūs, ta prasme, ypatingai ten bernai irgi rašo, tai jūs neturi to gej daro, kur tipo tu aiškiausiai matai, kad bičas yra gėjus. Man labai buvo keista, aš netrašinėdavau jiem, nes tiesiog galvodavau, gal trolina, prasme, aiškiausiai, nuo pirmos serijos 3 sekundės ten, kai parodė Lukutį, iš karto buvo aišku, kad jis yra gėjus. Ir man tas prisipažinimas, tai tiesiog, dėl to aš sakiau jums specialiai paklausykit, nes jis yra juokingas, nes ir tai buvo aišku. Ir man, žinot, man labai šitas jo prisipažinimas, dėl ko mane juokina ir primena žiauriai vieną dalyką. Vat šitas vidosas, grinai yra Lukutis. What is your deepest secret? My deepest secret is that I'm like 100% gay. Why you always lying? Sometimes. Tai grinai šitas man mimsas yra prieš akis. Didžiausia Lukučio paslaptis, kad jisai tipo yra gėjus. Visi ir taip žinojo. Visi ir taip aiškiausiai žinojo šitą dalyką, Lukutį. Visi žinojo. Bet šaunuolis, kad pasisakė. Patinka ir vaikinai, ir moteris, ir tai, manau, yra ne mano pasirinkimas, galbūt kiti teis mane. Galiu patvirtinti, kad ne žmonės. Žinot, kodėl, nes jeigu po visko, ką gyvenime patyriau su vyrais, aš vis tiek jos myliu ir mėgstu, tai čia yra tikrai nepasirinkimas. Ką? Ką jinai nusprendžiau, kad viskas. 21 metai užtenka turėti tą kažkokį skydą, kur jisai nėra net nereikalingas ir būtina, va šiandien, čia ir dabar, visa Lietuva tai išgirdo ir tai pamatė. Aš esu permiegojęs ir su ta pačia mergina, ir su to pačiu vaikinu. Ta prasme, man nėra tabų. Na, tai jo prisipažinimas man pirmąjį. Bet žiūrėk, dar taip, tiesiog klausimas toks pamąstymai. Pavyzdžiui, man biški būdina juokinga, juokinga iš tikrųjų, kaip žmogus sako, esu biseksualas, ne? Tu gėjus esi. Tiesiog, tu esi gėjus. Taip sakyk. Jeigu bičas eina pamiegoti su kitu bernu ir į besdę pasikaišiot birkas, tai tau nepatinka, panas. Tu gėjus vis tiek esi. Nes arba tu pisai kažką, arba tu pisai. Tai tu gėjus. Man biški aš ne iki galo suvokiu tą biseksualas, tipo. Kartais vis tiek nėra taip, kad tu daugiau su panom mėgi. Vis tiek tu daugiau su bernais mėgi. Čia tas ir gaunasi. Toksai man tas biseksualus, tipo, aš biseksualas, man tokia lempinė papildoma vos ne priedanga nuo to iš tikrųjų, kas tu esi. Tai man, čia taip, man toksai išvedžiojimas, pamąstymas, biški man keistokas ir to pačiu juokingas. Iš tikrųjų suprantamas, gal aš tokia labai supratinga ir neteisiu žmonių, priemu visus, kokie jie yra. Ir turbūt tai jaučia žmonėm. Tai turbūt dėl to jis atėjo. Ne, tai tas pasisakė, nes... Tas teisimas, tai čia jo, nieks neteisė, čia pasirinkimas kiekvieno žmogus. Man tai irgi, nesvarbu, kas ką daro iš esmės. Kiekvienas žmogus renkasi, turi laisvę absoliučiai pasirinkimo, kiekvienas... Ir kas asilus pisa tvartose, žinai. Kad, jeigu jam zabys asilą pis, tai... Ne, gerai. Ne, žiūrėkit, gerai, ne taip skamba, viskas labai dabar blogai skamba, aš sulyginu, tipo, būti gėjim, tas pats, kas pisti gyvūnus. Ne, aš juokauju, durdelį jūs, nieks taip nesako, viskas yra gerai, bet ką noriu pasakyti, kad tiesiog kiekvienas žmogaus pasirink, geriau, blėt, man iš tikrųjų, manau, netęs nešnekėti, nes čia tiesiog clip it, cancel, viskas. Turbūt mažiausiai teisiu, tyliu, kad mes visi skirtingi. Kiekvieną Žyma jau, kur privairavęs. Buvo tokia situacija, kad pavyzdžiui... Jau verkia. Aš būsiu atviras iki galo. O mano dėdė ir man net nuo 6 metų jau primetė tai. Ką tu supranti 6 metų vaikas? Tu supranti iki nieko. Primetė turėjo menį, kad... Taip, kad ne, jis... Sau tiesiog siūlė tą mintį? Taip, ir vis mane... Ar darė tą mintį? Darė tą mintį. Darė ar siūlė? Tiesiog mane nuteikė, va tas pydara, žinai. Ir aš taip galvodavau visada ir aš galvodavau, ką tu supranti 6 metų ar 7 metų vaikas? Tu supranti galimai nieko. Ir kas buvo? Mano mama nestoja manęs iki galo. Ir man, atsimenu, tai buvo skaudu, kad kaip tu negali sūnaus savo užstoti, žinai. Galbūt jinai suprato, galbūt jinai žinojo. Dėl to nes yra seno kirpimo žmonės jiems sunkus. Jo, tai viskas yra nuo vaikystės, pavyzdžiui, bet
negavau to palaikymo, žinai, nuo šeimos. Nu, bet čia dažnai, kiek nugirdi, nu, nes tiesiog žmonėm yra sunku suvokti tą faktą, nu, tu, žinai, tu ne to tikiesi, aš tiesiog, vat, neteisinu to, kad aišku, kad ten tėvai būna, žinau, tokių išvišlikščių situacijų ir šiaip, kur, tipo, išsižada savo vaiko, tipo, ten 14 metų pasako, kad aš esu ten, pavyzdžiui, gėjęs, viskas pėsk iš namų, tu man nebesūnus ir taip toliau. Nu, čia jau tie žmonės, kurie tai daro, yra psichiniai. Tiesiog, nu, jau tu pats esi psichas absoliutus, jeigu tu tokį dalyką darai. Tu turi vis tiek atsisės, pasikalbėti, nusibrėžti ribas, įsiaiškink, gal tau reikėtų paklausti klausimų, kodėl taip, nu, tipo, nuo kada tai pajauti. Nu, tiesiog yra pokalbis, normalus vedamas suaugusių žmonių pokalbis, ne? O ne kad jau pistų iš namų. Tai čia labai, ką Lukas pasako, labai dažnai žinau, kad šitas dalykas vyksta ir tėvai tiesiog nepalaiko, bet iš esmės aš šiek tiek suprantu, tarkim, ir tėvus ar ten tos vyresnius žmonės, ką kalbėjo ir Gabrielė, kad, nu, jie tiesiog nesupranta, jiems sunku tą suprasti ir jie tikisi, žinot, tu nusipirki irgi, va, duosi tokį labai paprastą primityvų palyginimą su maistu kokį nors. Tu nusipirki pizzą, tikiesi, kad jinai bus beprotiškai skani ta pizza, bet tu prasinesi ir tu valgai tokį, blėt, popieriaus lapą sudžiūvusį. Tai ir tave nuliūdina, nes tu tikėsi ne to. Tai su tėvais irgi yra, nu, čia tas, va, dėl ko tokį aštrų duodu palyginimą su maistu, kad tai tu tiesiog paprastai, kad be jokio čia užuolankų. Tėvai irgi, nu, tipo, tikisi tavo tėvai, vis tiek turi svajonį prie, kad tu ten būsi, va, tarkim, ten vyras, ar nesvarbu, ar tu būsi moteris, parveši vaikų, tu, tipo, jiems duosi vaikų, ten turėsi tas, anas, tėvai vis tiek jie eina su ta tokia intencija ir jie žiūri toli į priekį ir jiems, va, jie dar tas juos labai, manau, nukirta, kai jie tokie tiesiog supranta, kad ble, to nebus, to aš neturėsiu. Ir va tada atsiranda tas, kad jau paskui įsijungia, kad viskas, tu man nebesūnus, eiktų čia nesąmonė. Tai va čia toksai slidas reikalas, bet sakau, labai suprantu ir to žmonės, kurie turi tai išgyventi, bet ir iš dalies suprantu ir tėvus, bet tėvai turėtų kažkaip vis tiek kitaip reaguoti ir bandyti suprasti, o ne nesivadovauti tokiam tom emocijom, kad taip čia, ai, fui, ne, jau kas, eiktų, ble, piski iš namų. Negali tai būti ir negali tikrai tai būti. Nu, šiaip šaunuolis, kad išdrįso, už tą tai tikrai. No. Bet tai manęs neįtakoja asmeniškai, nei truputuko, tai toliau gyvenam, kaip gyvenam. Bet šaunuolė, kad išklausė, pasikalbėjo, Lukui, vat, manau, to reikia. Tai šaunu, gražu iš Gabrielės. Nusiminęs savo karauką. Nori palenkti visus į savo pusę, nori, kad jau domėtųsi žmonės, nori, kad jau pasakoja. Taip, nori, kad oi, tai čia Lukut ir tau tikrai viskas gerai, kas tau yra, taip, tu toks nusiminęs, ten. Atsirado žmonių? Atsirado, bet ir ant jo labai šitas dalykas pasimatė, kad jis gavo, ko jis nori ir jam... Tipo, šitie bernai per tą prizmę žiūri, kad čia specialiai pasaka, kad tipo atsivertų, kad dėmesį. Nu, Lukas tau čia eina, padeda kažką, už tavo vėmalus valo, o tu eini ir šneki apie jį už jo nugaras. Oi, Lukutė, tu šaunuolis. Oi, čia gerai padarė, išvalė tus vėmalus. Gerai, jeigu jis tai kažkas kitas būtų išvalęs, bet žiauriai užkimės, tiesiog noriu šį pastatyti ant tos karštos kėdės ir tiesiog, kad jisai užsičiauptų ir suprastų, kad jisai ne viskas, kas pamesna. Nu, bet čia irgi spangizmas, ta prasme, nu tai kažkas kitas būtų išvalė, bet neišvalėt. Tai kad žmogų giria už tai, kad jisai suvalė. Tarsime, tikrai, va, tai buvo ir komentarų, kur rašo, šiaip Lukas jau neerzina užnisa, bet, tarsime, respektas bičiui, kuris ramiu veidu, nei kiek nesusiraukęs čiuvas, pasiėmė kibirą ir išvalė kito, blėt, girto bičo, kuris nuvėmė užuolaidą grindis vėmalus. Tūlikai nuėjo išvalė. Tasme, aš irgi lenkiu žemai galvą ir atiduodu didžiausią pagarbą. Nes aš nahui tokio dalyko nedaryčiau. Aš ką būčiau padaręs, aš būčiau girtą rokelį, blėt, čia paspaudęs už ausies, kad kur kaip bomža būna, kur paspaudė ir kur, palik. Mes lėktuve taip darydom, žadinam gatavus, paspaudė už ausies, belė kaip šiaip skauda. Tai va tai būčiau pažadinęs, ir būt pats rokelis tašluotas, pradžiai paskraidęs po chatą, kur apsižergęs, kaip per Hogwartsą. Kaip Hogwarts'e, blėt, per Kvidičą. Ir paskui būtų nuskridęs į tą kampos tašluotą, blėt, būčiau numetęs, aš jį būtų sėplas vėmalus, gatavas valės, ant viršaus vėmės ir toliau valės. Nesibaigintis ratas, kur va Circle of Life būtų. Ir būtų galės valyti. Ką Kamilė sako, kad oi, čia jį giria. Nu taip, nes žmogus padarė darbą. Tai kodėl tu nepadarai? Kodėl va tavo Dovydėlis apsilaupęs visas nieko nepadarė? Meanwhile, jūs miegojot, išvertė tipo kiaušus ir pizdas chatas, žinai? Nu, tai man čia nesąmonė. Toksai, nu tipo, man labai jį gėlė vien tik dėl to, nes aš supratau, ant kiek žmonių yra kur jobanas siauras mąstymas. O jau, blėt, jau tavo, tai pizda mąstymas, va, 3 šiamą, ne? Nu, rokelį, nu.
Nu baig, cirkintis, nu tikrai jau ne. Siauro mąstymo gal ir ne visi, bet Luko drąsos tai tikrai visi iš jo turėtų pasimokyti. Apie tos pydarus atsimeni? Buvai. Neatsimenu, ką sakiau. Nu, bet nebepriminki, nebereikia. Ne, šiaip manęs kol neliečia pačio, tol... Jo, tai buvo neigiamai, žinai. Aš nekreipiu dėmesį į kitus. Ir žinai, aš galvoju, atvariau į projektą, žiūriu žmonės, kaip jie reaguoja į viską, žinai. Tai jis dabar visiems... Aš blemba, ką daryti. Ar būti iki galo atviram, ar iki, tipo, kaukę nešioti kažkokią nefeiką, ne? Tipo, kad va čia būsi tikras iki tol, o tol būsi nešiosi kitą. Aš nelabai suprantu, ką tu nori pasakyti, davai. Tai va. Konkrečiau. Maladė, važyma, maladė, tikrai vynio. Ble, aš nelabai žinau, ką tu čia nori pasakyti. Sakyk, normaliai, davai neužpis. Žyma ir, ble, paprastai dviga peks. Konkrečiau, bet aš pasakysiu visiems. Konkrečiau. Jo, pasakysiu visiems, bet vat norėjau va tau šiai dienai, kas yra mano asmenybei, patinka ir vyrai ir moteris. Aš žinok, supratau, kad... Biseksualus, žinai, tipo. Ir man tai buvo sunku ir aš galvoju... Šiandien norėjai pasibūti? Ne, netraukiu. Šiandien netraukiu. Net su manim? Ne, nenorėjau iš to. Šio kalbos, šio elgesio, šio žodžio, šio tiesiog viso tikėjausi iš tikrųjų to, nebuvau tikras, bet... Nu tai va tame ir esmė, va čia grinai, tai nugi visi Lukutį žino, tu tą apspėjai. Tikėjausi tikrai. Visigi tą žino. O dabar tai, kas buvo neišvengiama. Emocijos sprogsta. Tikrai yra be galo sunku, nemeluosiu, pripažinti savo ir pripažinti kitiems, kas vyksta. Tas girtas dėdė... Tas girtas dėdė jau 8 vakarą, kur visi dar sėdi blaivi, dar kur karštų net nešia. Tas vienas girtas dėdė, kur jau išgėręs 2 degtinės butelis. Gale stalo. Tikrai yra nelengva. Kas vyksta ir aš matau iš jūsų, kad jūs taip turbūt įtarinėjat. Gal galbūt kažką... Tikrai, ta prasme, tikrai. Ir man ir buvo, va, grinai, kai pripisa kažkas atsistoja į stalo galą, kur visi nieks iš vis nesupranta, apie ką čia eina šneka. Ne, visi tokie, kaip tu jau spėjai pripisti išsimiegot pavemti ir vėl pripisti to stovi. Ačiū, gal negražu, kad juokiuosi čia Lietuvoj rimta situacija, nu bet tai koks čia rimtumas, nu tarsi visi žino ir šiaip, nu koks čia rimtumas, kokia čia ta situacija, nu jam gal ten ir svarbi ta akimirka, mums žiūrėti per ekraną tai baisiai juokinga. Žiauriai pramušė, tikrai, nu grinai, tas vienas girtas dėdė. Man nepatiks, nors man žinokit, asmeniškai tai yra gėda ir aš nuo 6 metų, kai mano dėdė bandė primesti, kad tu esi toks ar anoks, šią sekundę yra šiaip labai sunku, bet yra viskas gerai ir aš manau, kad tikrai kas norės, tas supras ir tikrai nėra čia kažkoks tandemas ar kažkoks tipo, dabar yra mada, ne, chebra. Greičiau, vrepinam viską. Aš noriu turėti vaikų, aš noriu turėti šeimą ir aš galbūt gyvenime turėsiu tą šeimą, nebūtinai iš čia. Kas ir? Nesijuokiu, aš tiesiog užkirbinu kažką gerą. Bet aš turėsiu kažką iš kažkur. Gerai šiaip užgėręs, Dabar baisu. Iš nerealybės šou, bet aš kažkur, aš turėsiu kažką. Ir aš turėsiu galbūt vaiką. Ir aš turėsiu kažką antrą pusę ir aš... Ramiai, Lukai. Ir aš galbūt turėsiu kažką arti savęs. Ir aš turėsiu kažką šalia savęs. Lukai, ateik. Aš turėsiu šeimą. Ir nebūtinai merginą ar vaikiną, o tą, ką pamylysiu. Viskas gerai, Lukai. Ir aš turėsiu kažką šalia save. Jo, emocijos. Ir aš galbūt turėsiu kažką savęs.
Ir, žinokit, aš tom nesididžiuoju. Mano tas buvo gėda nuo 6 metų, kad aš man primers. Nors aš tuo metu nesu. Kamilė, вообще, žmogus miega, jau špisa, kuro, kiek galima. Visi tiesiog nori. Greičiau, einam gult, ble. Vaikykis. Živilė bibidės. Žyva bibidė. Bet tu dėdė, ką tu sakei? Tu buvai neteisus, aš myliu visus ir galbūt aš galėsiu turėti šeimą, aš turėsiu galimybę. Blet. Aš manau, kad Lukas kėlėsi savo reitingus, kai jis galėjo anksčiau tai padaryti, aš suprantu, kad tai buvo nelengva. Šiaip čia šou, tai gerą Lukelis užvynio, hebra, sakyk, kad nori tikrai gerą šou įpisai čia. Tikrai. Bet dabar atėjom tas laikas prisipažinti visiems pasakyti. Lukas yra biseksualus. Va, ištarė tą žodį, baisu buvo. Aš esu biseksualu! Nu, blemba. Nu, pap, matai, ne tai baisu buvo. Nu, bet buvo kaip baisu, žinau. Aš žinau, bet kaip pasakė, geriau turėjo būti. Aš pakeičiau nuomonę kartu su jumis apie Luką, kad, jis gali pistroti. Bet, Ką žinai, Rokelis nesijaučia nesaugiai, kažkaip čia kalba apie tos jų bučinis, gal biški Lukutis kažką ten, ko mes nematėm, biški taip pakėlęs traubliuką, taip kir. Va ir blogai padarėjai. Reikia klausyti, ką žmonės šneka, bet reikia atsirinkti informaciją tą, kurią tu priimi. Nes žmonės šneka 100%, 7% jie pasako kažkokią huinę, bet tas likęs 30% jie pasako kažką naudingo. Nežinau, man tai tiesiog šiaip bendrai juokinga, nes aš žiūriu iš kitos pusės, kad, sakau, man priminė iš kartą mimso, tiesiog pasakė, kaip vaizdą dalyką. Suprantu, kad Lukai, čia nesu aš beširdis, negalvoju kitaip, aš tiesiog, vėlgi, čia su personažai ir man šitą vietą šiaip tiesiog, juokinga bendrai, aš suprantu jo skausmą ir visą kitą, bet ateiti į realybę šou irgi iš tos pusės, žiūrėjau aš, kad ateiti į realybę šou, pripisti iki komos ir tada tiesiogiai visai Lietuvai, va ten paskui, kaip jis pats sako ir taip toliau, va tokio šou įpis, tai tikrai nereikia pykti ir nereikia jausis blogai, jeigu mes iš to juokimės, nes, pakankamai juokinga, hebrytė, sutikit su manim, tarsi nereikia sutikti, neliepiu sutikit su manim, tiesiog kiekvienas savai pasirinksit, bet, manau, kad, suprantat irgi, čia tas pats, kas, blėt, pasipirštų per kašį varžybas, kur, nereikalingis dalykas, nieks taip nedaro, pasipirštų kur nors romantiškai dviesi, per kašį varžybas, buvo, blėt, nebuvo, įspiskite jam iš kamuolį veidą, kas nors jį gali, man šitas pats irgi, nesąmonė. Bet gerai. Jo. Kaip apie ugnikalnius metų. Aš sakau, grinai, kad tik 16 000 metų įsiverš, o tai kam įsiveržia po 21 metų. Tas vulkanas įsiveržė iš manęs, tai iki pilnumo išsilaisvinau, išsiliejau ir dabar labai gerai jaučiuosi. Lovas! Šiek tiek atsikvėpkime, mano ID viloje yra ir žemiškesnių problemų. Gėda už kitą, ką rašau. Ir dar dėdinai jaučia, paskiau, žiūrėk, pamatysi pilną ryžą, kad čia atsistosi, nei pirštą nepajudins, taip jau buvo. Čia kas? Kamilė suduoda. Ne? Pilną ryžą prisidacija, kurio valgyti namo. Ble, Džyva, man patinka, tėva iš Marozas, toks, kai, ble, toks stačiokas, ne Marozas, stačiokas, kur, ble, pilną ryžį, ble, prisidarpsi valgyti, nemoka. Man dėkinga, kur, kad jis tiesiog žmogus, jį paprasti dalykai žiauriai triggerina, jis susinervavęs ir kad kažkas prisidrapsi, ble, ryžių valgyti nemoka. Ble, Džyva, man žiauriai juokingas. Žapus krent viskas. Per žapus krent. Patiem negėda, ką čia. Tai dar kiek priduri visą laiką. Čia susitvarkiau, ašgi, kuruojam. Kiek
kiek jau sykį mačiau ir Klauso, atmazina už. Jo, atmazina, kad tipo, visi mato, kam reikia, kad iš tikrųjų, ką reikia tą pataiko, na, šitą projektą. Žinai, reikia tiesiog sekančios akimirkos. Ble, žymana, kad jisai kur važia latininis, bet čia žmogaus jau tipas, kur visada, kur man judė, minkštas. Lauk, kad jie nesusitvarkys ir tada Tai va, Lukas dabar išvalė, visiems pasakyti jiem, nes tada jinai iš... Tai Lukas dabar už jo. Tai nereikia net laukti, hebra, eikit ir pasakykit, jeigu jie yra lebedos ir nevalos, tai tiesiog pasakyk, nu nes išduojate mats, kad nevalo toks, kur visus tais peperonis peniais, blėt, visus ištirpęs. Tai pasakykit žmonėms. Prie visų pasakiau, kad čia ir dar prie jaunų jau sakau, kodėl nesusirinko tą. Visus matau, kad kur valdo, ką daro ir po to palieka tas šiukšlės, viską... Ne, nevalo žmonės nepatinka man irgi. Priminti, susitvarkom po savęs. Ir manau, niekam rankos kojas nenukris, nenudrips, kad tu išplausi ten tą šakutę ar šaukštelį. Bet čia yra tokie asmeniniai dalykai, o ne dėl žaidimo. Senukai, tai jo asmeniniai, bet jūs gyvenat kartu, tai kur Dovydėlė ar Kamilė irgi, nu hebra, nebūkit, ne, dabar pas jūs hatą ateinama draugelė ir pastoja vis pripistų cindų ir dar kažko pridrapsytų, visko ryžių, nu taip, tiesiog yra, suprasi, reikia erdvėje vertinti, kad tai esi svečiuose pas kažką su kitais žmonėm, kurie nepažįstami ir kiekvienas žmogus turi savo tuos, nu, tipo ritualus, kaip jie gyvena, tai tu negali toksai kaip aš hatai, tipo, vis tiek yra bendras tas gerbūvis, bendra tvarka ir didžiosios dalies žmonių, visi nori vis tiek nutvarkoj gyventi, ne ryžiuose, blėt, kažkokiuose vaikščiot, ar ten tu pagėrė ir tipo, pagėriau, blėt, numečiau Lukelių, padaryk man, žinai, nu, nesidaro. Nevalą vadina, ja. Malalėtė. Tai reiškia, malalėtė. Nepilnametė aš nežinau. Malalėtė tiesiog nepatyrus, jauna, kvaila, durna, čia viskas bendrumo, tai malalėtė. Žodžiu, už netvarką bernais žipano. Lukelis pizda, šveičia hatą blizga, gali nuo grindų valgyti hatoj. Mažutė. Ko, ta verkiagi? Blakstienų, blėt, pribiro gal į akis. Mažytė. Mes čia dar čia pajokau. Darom druską žaistos. Atsiprašau, įgilę mažutė. Negalim tavęs guos, dabar dar blogiau bus ar paguos geriau? Ne, neguos geriau. Kai aš pasikalbėjau su Luku, man tiesiog buvo lūžio taškas. Žymą matau, šokdino tenai Gabrielė jau. Tiesiog viskas labai susidėjo ir aš turiu savų problemų ir tą vakarą tiesiog jau reikėjo to lūžio taško išsiverkti ir emocijos man savo padarė. Yra ir mergaitiškų dalykų, dėl ko tas toks ir ar principas buvo, net pati nežinau iš tikrųjų, bet labai gailiuosi ir man dar iki šiol ant širdies toks akmuo guli. Su Luku, žinai, kalbėjau, čia, žinai, aš neutriausiai sureagavau viską. Žymantas jam pasakė būtent apie mane, žinai, kad aš, nu, tipo, neapsikabinau ir kam šitą visą to reikėjo, žinai, kam. Ačiū, dabar, tipo, manipulacija kaip ir suveikė, kad jinai neapsikabino Luką, nepagodė, dabar jinai jaučiasi kalta. Kam jam sakyti visų pirma šitą? Nu, bet čia nesmė. Let's go. Nu, ir tada aš pradėjau galvoti, ant kiek aš esu nejautrus žmogus, ta prasme. Taip va, viskas susidėjo ir aš visada jaučiuosi, kad aš esu blogas žmogus. Ne. Ar blogas, ar neblogas, klausimas netoks. Turėtumėm svarstyti, ar tai buvo nuoširdžios ašaros, ar tik dar vienos strategijos dalis. Čia taip gali apžaisti savo jo makaulę realiai, nes tu... Ojei, važiuojam. O dabar tai, ko visi tikėjosi mažiausiai. Žymanto širdelėje įsiplėskė jausmai Gabrieliai. Bet jie juk Ai, tai va dėl ko ten šokdino ją, okei. Po toliau to atviriau bendrauja ir prisilietimo buvo ir atsiguliau ant peties. Aš suprantu, kaip veikia mano energetika. Aš esu labai healing turėję, ypač seksualinė energetika, jinai labai traukia vyrus, kurie turi daug savyje skausmo, užkaupę ir jie neužgydyta. Dėl to gali dažniausiai vyrai tokie. Nu, aš traukiu juos tiesiog. Prašau. Bet aš turiu pati stipresnės turbūt ribas priešti, kad, nu, jie neperžengtų tas ribas ir tiek. Okei. Bet jeigu tai vyksta, tai man tokį duoda įtarimų, kad jie neturi vaikinų. Nu, gal nudės, klausykit, kas nors, ką nors šitam projekte. Okei.
Viskas? Jo, viskas. Geras epizodas, blemba. Gerai, gerų minčių buvo galima pasikauti, tikrai gerai pasijuokėm, įdomių dalykų pamatėm, sužinojom, išgirdom, kas ir tai buvo aišku, bet šaunuolis, Lukutė, jeigu tu žiūri, šaunuolis siek, kad pasisakei, kad čia ne dėl žmonių. Reikėjo, manau, tai padaryti, čia Lukas padarė visą tai dėl savęs paties, tai aš tai palaikau, kad ir sakau, kad man ir, kad ir juokėmės, vis tiek reikia supras, kad čia yra, mes čia kuriam juoką, emocijas bandom kurti geras, tai tu neįsižeisk, jeigu tave įžeistas dalykas, kad čia aš pasijuokiau, juokiausi tuo metu ir sukūriau memes apie dėdę, kai tu ten liejai širdį girtas apie savo orientaciją. Visi mes žinom, visi mes, žinai, suprantam tave ir aš palaikau, šaunuolis, kad atsiskleidė ir kad pasakė ir kad tau ant širdies paliko gero, tikiuosi padėjo tau tas dalykas, tai čia yra svarbiausias dalykas, kad tu pats savo prieš save jaustumės teisingas, būtum nuogas prieš save ir atidavęs viską ir kad tiesiog nereikėtų vaikščioti su tuo tokiu skausmu, kad blembu, čia turiu slėpti kažką. Šaunuolis, aš palaikau ir tik į priekį. Tai va taip, gal ir užbaigsiu šį kartą, kad žmonės irgi pamastytų ir suprastų, kad nereikia tiesiog teisti kažko, apie kažką kalbėti, kažko negražaus ir jeigu turėjau ypatingai blogų intencijų, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, aš juokiausi ar ne, šitos situacijos pas mane nėra, kad specialiai juoktis ir dėktis iš kažko, čia tiesiog nėra tokių mano viduje, ta prasme, intencijų, aš kaip tik palaikau Luką ir aš suprantu pilnai, ką aš čia norėjau padaryti ir ką jis padarė. Tai va taip, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad esat su manimi, ačiū, kad atvarote Contribui. Šią savaitę beje Contribui pradedam naują realybės šou, tai prisijunkite mano Contribui, viso labo ten 3 ar 4 euriukai, nuoroda yra aprašyme, atvarykite tenai, turėsim papildomo turinio, kurio čia dabar YouTube nebus, tikrai, tai pažvengsit tenai, kas nori daugiau dar turinuko, o trečiadienį pasimatom vėl podcast'e ir sekmadienį pasimatom vėl Eurovizijos apžvalgoje ir ačiū, kad taip žiūrite Eurovizijos apžvalgas, aš gaila už jas negaunu nei centuko, nes dėl to, kad copyrightai visada būna, bet smagu, kad tiesiog šiaip žmonėm gerą laiką suteikėm ir kad žmonės žiūri, tai už tai labai ačiū. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe, palikit komentarą, siunčiu jums pabučkį, blėt, iš tikrųjų, pisi bučkį, gana, nes čia vis sako, nėra bučkį, blėt, sukas, kas tais bučkiais, palaukit, sakt, dabar jau laiks atėjo. I try to make